6 dienas aš mečiau savo iššūkį – susitvarkyti savo fizinę sveikatą. Kiekvienais metais Vilniui rugsėjo 1 savaitę vyksta Vilniaus maratonas ir aš vis jį žiūrėdavau. Iš tikrųjų kažkada net buvau, bet nebėgau, bet stebėjau. Ir aš pagalvojau, kaip būtų kietai galėt pasakyti, kad aš nubėgau kažkada maratoną. Bet kad nubėgti tą maratoną, pirmiausia reikia nubėgti 1 kilometrą, tada gal bent 5 kilometrus, tada 10 kilometrų ir taip per laiką galima išsitreniruoti. Užsiregistravau į Vilniaus maratono 10 km bėgimą rugsėjo 8 dieną ir pradėjau treniruotis rugpjūčio 8 dieną. Šiandien 14 praėjo 6 dienos, tai toliau tęsim šitą iššūkį ir fokusuojuosi į esminius dalykus. Tai mityba, miegas ir judesys. Kaip visad 60 gramų, nedaugiau, nemažiau, labai gerai skrandukui. Panašu, kad baiginėjasi, reikės pasipildyti atsargas. Laukiam, pakol įkais, pamaišysim ir skaniai suvalgysim. Aš labai mėgstu kavą su medum. Pasižymėjau, aišku, kalorijas. Dažnai mes neįskaičiuojam, kad koks pienas prisideda tenai keliais šimtais kalorijų. Medus, dar kažkas, viskas turi kalorijas. 373 kalorijų pusryčiai. 10 iš 10. Kai visat pavalgysiu, eisim bėgiot. Šiaip tai eisiu patikrinti dar šiltnamį, nes man atrodo ten viskas išdžiūvo, pamiršau palaistyti. Ir šiaip žolę reikia pjauti. Ant tiek susifokusavau dabar į bėgimą, kad kitų dalykų nelabai padarau. Tai reikia sutvarkyti tą. Paprikutė geltonuoja, bazilikų be galo daug, pomidoriukų irgi tikrai eis į mano dietą. Gerai, pataisėm situaciją su kiemu, žolė papjauta, šiltnamis palaistytas, einam bėgti. Gera mankšta gėdos nedaro. Šiandien išsimečiau iššūkį išbėgti kuo greitesnius 5 kilometrus. Tai pabandysim paspausti save truputį ir pažiūrėti, per kiek laiko išbėgsiu. Nu ką, 1 kilometras pradedam. 2 kilometras pradėjau labai per greitai. Jau gailiuosi. Nėra kuo kvėpuoti. 4 kilometras labai blogai. Abejoju, bet reikia dabar jau kovoti. Žiauriai sunku. Per greitai bėgau. Jau dabar ir lėtai labai sunku bėgti. Dar taip gyvenime sunku nebuvo. Dar liko kilometras ir 300 metrų. Taip noriu sustoti. 5 kilometras. Viskas, nepasiduodam. Labai nedaug liko. Man atrodo, sumušiu tikrai savo visų laikų rekordą. 600 metrų. Nubėgau. Negaliu net kvėpuoti, kaip sunku. Wow. Čia buvo sunkiausias bėgimas gyvenime. Vietoj pamečiau telefoną. Smėlį tiesiog įmečiau. Ant tiek jėgų nėra, kaip jau va vaidenasi. Vietoj dar susižalojau čia kažkaip va ką tik. Sunkiausia dalis yra dabar pareiti namo, nes žiauriai suprakaitavau ir toks vėjukas, tai vėsu, bet nieko. Jau geriau jaučiuosi, bet buvo labai sunku. Nu jo, nubėgau tuos 5 kilometrus, lyg rytojus negarantuotas. Padėjo mane gerai čia šitas bėgimas. Taip net keista. Jeigu bėgant tokiu greičiu, kad kilometras per 8 minutės, tai galiu bėgti valandą, 2 valandas visai lengvai. Viskas gerai, oro netrūksta ir jėgų dar po to būna. Bet čia buvo 7 minutės ar 6,5 minutės kilometrui ir 5 kilometrai ir viskas. Jau tenai dar keli metrai ir atrodo nukrisčiau. Grįžau, išgyvenau, išsimaudžiau, dabar ieškau maisto ir čia vieno obuolienė. Va visas šaldytuvas, obuoliai. Kažkur turiu vištos faršo. Parašyta, kad galioja iki rugpjūčio 14, o šiandien ir yra rugpjūčio 14. Tai gal ir nenumirsim.
Šalia vištos man reikia pomidorų. Labai skanus makaronai yra pakepini svogūną, pakepini vištytę, išsiverdi makaronų ir įdedi pomidorų. Juos irgi pakepini ir viską tirli-pirli, nereikia jokių grietinėlių, jokių nesąmonių. Labai sveika ir labai skanu. Jau nedaug čia tų pomidorų, bet turėtų užtekti dar šią vasarą. Va kokie gražuoliai ir būtinai baziliko daug paskinsiu ir irgi įdėsiu į keptuvę. Čia va turiu tokių makaronų, parsivežiau iš Italijos. Tokie dideli labai. Ilgai verda, bet pakol iškeps mėsytė, tol išvirs makaronai. Mamma mia, italiano vero. Pavalgiau, dabar renku likučius. Labai skanu. Jaučiu eisiu pažvejosiu, katinų žuvytę sugausiu, sumontuosiu šitą video, o rytoj kelsiuosi 7 ryto, važiuosiu į kitą Lietuvos galą, 300 km. Geros jums dienos, ačiū, kad žiūrėjot, like, subscribe ir iki kito karto. Ate!